Čia vienas žmogus kontaktavau neseniai, pardavinėja per kažkokį tai agentą namą sudegusi. Ten sklypas su statiniais kažkokiais griuvėsiais, ne? Geroj vietoj viską. Ir tiesiog neparduoda jau gal 2 metus, nepavyksta parduoti. Tai jeigu ir jūs panašioj situacijai esate, kad jau jums atsibodo laukti, kol jūsų agentas parduos turtą, tai pirmas ką daryti, ne pulti pas mus ateiti, ne, jokių būdų. Pirmas dalykas, ką jūs turite padaryti, pareikalaukite iš jo darbų ataskaitos, kiek yra reklamų įdėta, kur įdėta, kiek apskritai buvo įdėta, jeigu pasibaigė skelbimai, kada jie buvo galiojantis, kiek jie galiojo, ar dabar, kiek yra reklamos įdėta šiuo metu. Tai šičia yra labai svarbus klausimas, kada jūs užduosite savo agentui šitą klausimą, ar ne? Tada mes galėsim toliau kalbėti. Todėl, kad jisai arba pirmą pasiteisins ir neduos jums ataskaitos. Belė kokią nesąmonę pasakys, kad čia tas anas, čia neperka, čia dar kažką. Tai pirmas, antras gali būti, kad jis jums pateiks ataskaitą ir jinai bus juokinga. Ne? O trečias, aišku, gali būti, kad jisai jums pateiks ataskaitą ir ten tikrai bus daug reklamos, ne? Tai jeigu jau trečias variantas, reikia kainą reguliuoti žmonės. Reiškia, jūs per brangiai norit. Tai va, jeigu daug reklamos ir daug žiūrovų pamatė ir vis tiek nejuda, reiškia, reguliuokite kainą, kitaip jūs patenkate į kosmonautų sąrašą, kurie stovi metų metais ir niekada neparsiduoda. Tai va, nebūkit kosmonautai, reguliuokit kainą, bet pirmiausiai įsitikinkit, kad jūsų agentas dirba. Jeigu įsitikinsit, kad nedirba, tai yra, jeigu gausite pirmą variantą, tai yra pasiteisinimas, kodėl negali jums pateikti ataskaitos raštu arba e-mailu, ne? Antras, pateiks ataskaitą, bet ten bus porą skelbimų tiek pat, kiek jūs pats galėtumėte dėti, ne? Tai reiškia, irgi blogai. Jokių būdų, nei pirmam atvejuje, nei antrame negalite reguliuoti kainos. Todėl, kad jūs net visiems neparodyt. Kaip jūs galite kainą reguliuoti, jeigu dar ne visi pamatė. Turi būti didelis reklamos kiekis, tik tada kainos reguliavimas. Nes kitaip, prarasit pinigus, norit pigiai parduoti, vieną skelbimą įdėkit už pigiai ir nupirks iš karto. Bet taip daro tie, kurie skubiai nori parduoti nebent. Ir jiem nerūpi ten praras kelis tūkstančius ar 10 000 praras, jiem nesvarbu, kai kurie greičiau nori, čiuk parduoda ir išvažiuoja dar kažką. Tai va. Tai jeigu jūs norite tikrai gauti ir gerą kainą, ir kad būtų judesys su jūsų turtu, tai žinokit, reikia daryti taip, kaip sakau. Savo agentui skambinat, prašo darbų ataskaitos. Jisai kokią nesąmonę parašė, pasakė, raštu jam parašot. Prašymą, reikalavimą pateikti darbo ataskaitą. Ir ten nurodykite, kad nepateikus darbo ataskaitos mes nutrauksime visus santykius su jumis, taip toliau. Ir jie turi pateikti, ar ne? Jie pateiks darbo ataskaitą. Mes, kaip įmonė, ar ne, įsipareigojam pateikti ir jeigu mes to nepateikiam, apimčių mūsų reklamos, taip toliau, kiek yra įdėta, kur įdėta, tiksliai visa informacija, ar ne? Jeigu mes to nepateikiam, mes negalime imti pinigų. Pas mus yra sutartie nurodyta, kad įsipareigojimai yra griežti, taip, kainos yra didesnės negu pas pigius agentus, ar ne? Bet yra toksai punktas pas mus sutartyje, kad jeigu nepateikia darbo ataskaitos, kada klientas to reikalauja, negalima jokių pinigų reikalauti iš žmogaus, todėl kad tada žmogus yra nekaltas. Tai va. O jeigu mes padarėm maksimalią reklamą ir klientas atsisako kainą reguliuoti tam, kad pritraukti klientų naujų ir užsiciklinęs ant tokios kainos, ant kurios nevažiuoja niekas, nepirks nei šiemet, nei kitą metą, nei po 3 metų, nei po 5, tai tada jo tikrai kaltė garantuotai ir jisai atsako. Ir jisai turi mokėti už agentūros darbą, nes jisai savo kosmosą užfiksavo ir neleidžia
parduoti už tiek, kiek eina šiandien toksai turtas. Tai va. Ir pas mumis galit kreiptis tik tada, kai nutraukėt sutartį su šitais agentais, kurie yra šansų gaudytojai arba jums nepatiko taip toliau. Jeigu jūs dar turite sutartį, nežinote kaip padaryti, galit skambinti man, aš jums pasakysiu, netgi duosiu tokį šabloną, kurį užpildėt ir galit nutraukti sutartį. Jeigu jums nepatiko, kaip jie dirba. Ir nepateikia, aišku, darbų ataskaitų, tai yra svarbiausias dalykas, tai yra darbo įrodymai, kad jisai tikrai dirba. Tai va, prašykite įrodymų pas savo agentus. Tokiu būdu jūs juos pajudinsit, jie bus priversti padirbti stipriau arba atsimesti visai. Tai va. Išsiaiškinsite, ar jie iš vis dirba.